Nu, va, šios šalimais yra kirtavietė, bet dabar noriu pasakyti, kad vagiami ne tik tai miške medžiai, bet iškasinėjami ir akmenys iš šernų miško. Akmenys energetiškai yra aktyvūs. Daugelis iš jų mokais kadais buvo vadinami. Na, vienas iš jų. Čia yra akmuo, kuris gavęs yra šeimos akmens vardą. Vietiniai žmonės jį žino. Akmuo yra garsus, energetiškai aktyvus. Šitokių akmenų yra ne vienas, bet aplinkui yra šarnus ketvergius daug akmenskaldžių, kapinių dirbtuvių, kuriuos tos akmenys mielai prigraužtų savo. O čia akivaizdus pavyzdys, kada apie akmenį apkasama duobė ir akmenys kraunami, vežami lauk. Ir šitas viskas, va čia kažkur tai vienas akmuo. Va. Buvo iškasta duobė ir akmuo išvežtas. Išvežtas akmuo. Dar vienas akmenėlis. Vienas akmenėlis. Šernų miškas slepia daug paslapčių. Reikia tik mums visas paslaptis atskleisti. Pradėjus skleisti, jie skleidžiasi pačios. Skleidžiasi pačios. Vienas akmuo. Čia prieš porą metų man teko susidurti su tais akmenų plėšimais. Samanuoja akmenis. Samanuoja akmenis. Jie čia kažkada šioje vietoje jų buvo antiek gausu. Antiek gausu. Kad jie masino labai visus tos miško verslininkus. Nemokamai miškai tvarkyti savo verslą. Čia parodysim vieną akmenį, kuris dar likęs išvilktas, bet įspėjus jau nebedrįso. Buvo 3 akmenys čia išvilkti, didžiuliai rieduliai iš miško. Vienas buvo čia išsivežė, vienas liko, trečią irgi jie čia išsivežė. Dabar einam galbūt dar vieną kirtavietę, parodysiu kur. Čia miškas jau praretintas. Ta pusė irgi miškas praretintas. Vadinamieji neplynieji kirtimai daryti. Čia priekyje miškas, kuris dabar iškirtas plynuoju kirtimu. Jame kadaise buvo pilkapiai. Šitas vietas parodžiau girininkui. Girininkas žinojo, kad čia yra židiniai, kuriuos reikėtų dar paveldosaugininkams, archeologams patyrinėti. Ir buvo informuotas apie tai ir Vykintas Vaitkevičius, toksai žinovas šitos srities. Prašau, buvo miškas, miško nebėra. Tarp kitko šiam miško sklype labai perėjo krankliai. Buvo jų lizdavietė kranklių.
Va, ir dabar mišką iškirtus liko 4-5 amžiui sustatyti pilkapiai. Čia buvo koncentrinis apskritimas, išdėti tokie žiedai. Miške savaime jų niekas išdėti negalėjo pažaidimui. Tai yra, buvo tik matėsi akmenų viršūnės. Dabar pravažiavus galingai miško technikai išarus po pjovimo žemę, akmenys va, visi matėsi išvartyti. Kadaise buvę apskritimai tapo tik tai, supranti, akmenų krūva. Prie šito vienišo medžio matosi dar akmenis. Jie lyg tai apskritimų dar kažkas tai galima lyg ir įžiūrėti. Bet tai jau tiesiog dabar tik tai galima kalbėti apie prielaidas. Apie prielaidas. O galėjo šita medžiaga visa būti gulti ant jaunųjų istorikų, archeologų, mokslininkų disertacinio stalo, virsti šitą mokslinę medžiagą disertacijomis, mokslo kažkokia tai medžiaga. Dabar nieko, nebeliko nieko. Ačiū girininkui, kuriam šitie nuorodos mano yra tiesiog tauškalai, aplamai. Jam tokie dalykai mažai rūpi. Kad ir Vykintas Vaitkevičius, matai, moka matyti pinigus žmogui, dirba kažkur tai. Ten, kur nemoka, ten nedirba. Tokie mes ir visi patriotai. Miškas iškirstas, planas įvykdytas, biudžetas papildytas. Nuskursta. Be miško žmonės nuskurs.